Taigi sveiki ir buenos dias, sakome iš saulėtusios Ispanijos. Pirmoji didesnė kelionė šiais metais mums. Tai atskridom 2,5 valandos iš Memingeno oro uosto į Ispaniją. Oras labai geras, 26-27 laipsniai šilumos kiekvieną dieną. Planą jau susidarėm šiokį tokį, kaip kur eisim, ką darysim. Šiandien atskridom, 3 pilnos dienos ir pirmadienį atgal skrendam. Dabar išeisim lauk, pasitiks mūsų kolegė, sena kolegė, gera draugė, Esta Garcia Romero. Jo, tai šiandienos planas būtų toks, kad per daug nesidraskysim, nes kadangi jau yra ne 6:30 vakaras, jau saulė neužilgo leisis, tai varysim tiesiai į viešbutį, pažiūrėsim, gal dar parduotuvės dirbs, kažką nusipirksim ir į hotelį, arba dar biškį gal pasivaikščiosim vakare. Apsirengę biškį esam taip šiltokai, nors Memingene buvo ir šilta, bet galvojam, kai grįšim atgal, gali viskas apsiversti aukštyn kojom. Eis, Tee. Eis plus Tee. Eis, Tee, richtig schön. Ah, schön. Hast du lange auf uns gewartet? Ja, ich war super pünktlich. Ach so, super pünktlich, aber wir waren nicht pünktlich. Na, va, susitikom, dabar eisim biškį į miestą. Važiuosim su U-Bahnu. Na va, lipam į U-Bahną, varysim link hotelio. Mūsų hotelis irgi yra prie paplūdimio netoli. Haben School, wir spazieren, zu den Alpen und dann können wir hier kommen. Al Zentrum, es gibt auch ein Wasser. La Ciudad Azar. Pirmą kartą išlindom iš šviesą, pagaliau į miestą. Pavažiavom kokį pusę valandos, man atrodo, ne? Tai dabar sėsim į tramvajų ir varysim link paplūdimio. Ten yra mūsų viešbutis. Lipam į daktarą Luč. Na va, atkeliavom iki savo viešbučio, šiaip ne taip. Labai vėjas didelis, bet sakė paplūdimytė normalu, kad vėjas toks didelis yra. Apsistosim 7 aukšte? 7 aukšte, bet nežinom, į kurią pusę žiūrėsim, į jūros pusę ir į miesto pusę. Tai dabar pasidėsim lagaminus. 702. Na va, viešbučio turas vėl. Žodžiu, šį kartą gavom tokį labai nedidelį kambariuką. Nežinau čia kiek tų kvadratinių metrų, labai nedaug, bet labai viskas naujai išremontuota, viskas gražiai. 7 aukštas, čia vat įėjimas, čia šaldytuvas.
yra, čia lentynų biškį pridėta. Čia aistė tvarkosi, dėlioja savo daiktus kaip visada. Nu, vonė irgi ne iš didžiausių, bet viskas gana tvarkingai atrodo. Čia va mūsų lova pagrindinė. Vidury kambario stovi didelė spinta rūbams susidėti, televizorius, rašomas stalas su vaizdu į miestą ir į saulėlydį. Kas dar įdomiausiai yra, tai kad saulė leidžiasi nei jūros pusė, žodžiu, saulė leidžiasi priešingai pusiai. Žmonės ateina labai anksti ryte, kad pažiūrėtų saulėtekį, bet saulėlydžio jau nepažiūri. Dėl to yra prie Valencijos toks ežeras ir tenai gali žiūrėti saulėlydį į ežerą. Dėl to labai daug žmonių vakarai susirenka saulėlydį pažiūrėti. Tai va, mes anksti ryte, reiškia, saulės nematysim čia. O šiaip gana aukštai, jeigu čia taip pasižiūrėjus. 7 aukštas. Normaliai. Langus biškį nuvalyti, tai reikėtų. Truputį. Nu, ką tu galvoji apie šitą viešbutį? Balta visas, važiuok už Dievo, viskas važiuoja. Šiaip neblogai. Tikrai, ne? Tai va, dabar nežinau, dabar saulė nusileis, eisim su Iesta biškį pasivaikščioti. Labai vėjas toks nemalonus, gal kažkur atsisėsim, nežinau. Kažkaip pafilmuoti irgi nelabai išeina, kadangi pučia vėjas iš visų pusių. Sakė, rytai būna labai gražus, ramus labai, sakė, bangų nėra, nu priklauso aišku nuo oro, bet turėtų būti neblogai. Tai va, susidėliojom daiktus, mūsų laukia apačioj, tai ir keliausim dabar į apačią pavyzdžiui. Mūsų viešbutis. Dabar einam nusipirkti šio bei to iš parduotuvės kažkokių gėrimų ar kažko biškių užkasti. Po 9:30 dirba, tai dabar nusipirksim šį bei tą ir pasidėsim, aišku, atgal į viešbutį. Einam į parduotuvę Konzum. Na va, apsipirkom šio bei to, tai dabar reikia vėl pasidėti, nes biškį sveria. Na, nusipirkom šį bei tą tradiciškų fartonsų. Jos šiaip mirko į migdolų gėrimą ir valgo taip. Čia ir tokie, sakė, biškį į surumą. Lasdelės tokios irgi. O čia Nispero. Dabar, sakė, yra jų sezonas, jauka, sakė, labai skanus. Va, Aistė bando nufotografuoti mėnulį. Und, hat geklappt? Prost. Salut. Ja. Ir kaip skonis? Schmeckt gut. Skanus. Ja. Užsisakėm dabar biškį donytės su užkandėlėm ir bulvyčias su aštriu padažu. Čia labai daug yra česnako. Sakai, nėra taip aštru, ne? Dabar yra aštru. Sako, užsisakėm aštonkoj. Labai daug jūros patiekalų čia. Ich war heute im Meer. Šiandien pagauta. Ich hatte eine Familie. Ach so. Tuščia viduris jis yra. Kas jį? Aber ein bisschen dünner, bitte. Dünner. Bisschen dünner. Ach so, ein bisschen. Tiesiai iš po vakarienės dabar keliaujam atgal į viešbutį, va, mūsų viešbutis. Draugę palikom, draugė sėdė autobusą ir tai susitiksim. Žiauriai šikšnosparnių daug. Nematai? Ne, kur? Nu, tu pažiūrėk, palei lempas visur. Tai dabar einam į viešbutį, visi kursim, nueisim, miegosim, rytoj anksti atsikelsim, pavalgysim pusryčius. Nežinau, pamatysim, kaip saulė kyla ar nepamatysim, nes reikia iki paplūdimio daeiti. Rytoj apšinėsim miestą, pažiūrėsim. Ką pamatysim, kaip ką. Jo. Valencijos centrą nueisim. Bet neskuba, nereikia lėkti, bėgti. Kaip ir pirma diena baigta. Ate. Tai va, labas rytas, tariam. Ankstyvas rytas. Jo, dabar keliaujam link paplūdimio pusės. Atsikėlėm šiandien gana anksti, 6 ryto, nuo 7 ryto pusryčiai, tai 7 papusryčiavom. Dabar einam link paplūdimio.
Šiandien jau vėjo tokio nėra, vakare toks vėjas stiprus pūtė, bet saulė šviečia, tai jo dabar. Kiek laipsnių dabar yra maždaug? Kokį 20? Bet ramus, Aha, bet labai bangų ramu. yra biški. Mūsų Baltijos jūra irgi yra bangų. Tik neaišku, kiek šiltas vanduo yra. Eisim dabar palei paplūdimį biški, pasivaikščiosim. Ir tada sėsim į tramvajų ir varysim link miesto centro. Nu ir tenai susitiksim su Jestas po biški kažkur. Ja, labai daug sportuojančių žmonių, ką pastebėjom. Vakar 12 nakties žaidė dar krepšinį, kažkas girdėjau. Tenai Salė. sporto salė. Einam prie vandens. Kruiziniai laivai kažkokie. Jo, šiandien nepalyginsi, ant kiek ramuma, ne? Vakar toks vėjas buvo. Gal vakare pakils vėjas, nežinau, bet ryte. Kai menulį fotkinai vakar vakare, eina savo. Stiprus vėjas. O tai nenusimausi batų, ar eisi su tenais batais? bus labai gerai. Per smėlį su batai, sakė, nuvalyti neina. Smėlį. Ir be to smėlis labai smulkus yra. Smulkesnis negu pas mus prie Baltijos jūros, bet nuvalyti jį žiauriai sunku yra. Jau jeigu apsivarai, tai jau turi problemą. Nu kaip vanduo? Šiltas. Ką? Šiltas. Nu toksai. Nu jo, šiltas. Ką mums reiškia šiltas Taip. ir ką mums reiškia šaltas? Tai ispanam gal čia šaltas, bet mums tai atrodo šiltas. Ne, mūsų ta Ispanija sakė, kad čia yra žiauriai šaltas. Va tenai molas yra, mūsų viešbutis toj pusėje va. Ten va toj pusėje jau yra uostas, tenai krovinius krauna ir tenai va kruiziniai laivai atvažiuoja į Valenciją. Kas nutiko, koks įvykis? Man to apsiėmė. Stovėjai paplūdimynę, matei už nugaros, kad banga pareina. O doktoras nieko nesakė. Specialiai. Aš užimtas buvau. Kokie planai mūsų yra, aplamai taip šnekant, tai šiandien miestą pamatyti, patį centrą Valencijos. Rytoj važiuosim į Science centrą ir tenai yra jūrų pasaulį, žodžiu. Tenai 60-70 tūkstančių gyvūnų. Ten apie 3-4 valandas gal kažkur užtruksim. Ir tą visą mokslo centrą apžiūrėsim. Ten 7 pastatai labai gražus, modernus. 3 dieną išsinuomosim dviračius ir po apylinkės čia, po parką. Kadangi Valencija turi vieną ilgiausių parkų Europoje, per visą miestą eina išsivingiavęs. Gal prie ežero nuvažiuosim. Yra toks ypatingas ežeras. Ką gidė? Valencijos gidė. Ką vietiniai sakys, ar apsimoka mūsų planas gerai suplanuotas ar ne. Jinai visada turi patvirtinti. Mes sakom, norim važiuoti ten, sako, nevažiuok ten yra nesąmonė. Gerai, kai yra vietinių, kurie pataria. Taupom laiką. Tai va, čia visa ta promenada tokia eina. Palei visą paplūdimį, visur palmės susodintos. Tai va, dabar keliaujam į miestą. Čia va dabar gatvė jam ir čia žiūrim, kad jiem namukas pastatytas toks. Ten jos gyvena, aš kaip suprantu, va. Tam jie jėmė. Gražiai atrodo. 57 metais buvo iki čia vanduo. Iki čia tai realiai mano ūgio galim sakyti kažkur. 1,80 m, ne? Kažkas tokio. Ką matėt? Siauras namas, labai gražus. Žiūrėk. Gatvė graži.
atėjom iki pagrindinės vietos, pagrindinės Valencijos aikštės, vadinasi Plaza de la Verge. Čia daug kavinių ir yra katedra prie pat ir fontanas. Grindys tokios kaip marmuras. Plytelės, ta prasme, tokios slidžios. Ir fainai, toksai geras vaibas mieste. Saulė šviečia, šilta ir gera. O dabar ten kviečia į vidų pasižiūrėti, kas tenai viduje yra. Hier? Daug žmonių. Žodžiu, su katedrom yra tokia problema, kad visą laiką yra pilna žmonių, kadangi čia yra Valencijos širdis ir žmonės tiesiog laukia eilėj, labai daug žmonių čia susirinko, turistai pagrindė, tai galvojam, gal vėliau ateisim, nes dabar neapsimoka laukti, laiką švaistyti. Kiek žmonių prisirinko? Tas pats buvo ir su prieitom katedrom, kai esam buvę. Tai, tragedija, ta prasme. Arba turi labai anksti ateiti prieš atidarimą, arba paprasčiausiai laukti tiesiog eilėj. Paprasčiausiai prarasti kokią valandą laiko. So, wie ist der Plan jetzt? Auf dem Tour? Oder Panda begrüßen? O čia ponai ir ponios nori pamatyti siauriausią namą pasaulyje, kuris yra įrašytas į Gineso rekordų knygą. Va, kaip atrodo siauriausias namas. Žodžiu, čia buvo 2 namai ir pastatė į tarpą šitą namą. Išnaudojo vietą, galim sakyti. Jo, va, taip atrodo jisai. 107 cm plotis, nežinau, kaip atrodo ten viduj baldai ir kaip ten gyvena žmonės, nes čia kažkas gyvena. Tikrai įspūdingai. Aistė ieško kažką nusipirkti skanaus. Pažiūrėsiu. O čia va kaip atrodo iš vidaus. Šitą vidų matysim iš bokšto, man atrodo, kai iškilsim. Tas va, į šitą bokštą kilsim. O čia toks fontanėlis va per vidurį. Ką tu čia dabar? Įmečiau eurą, užsidegė 3 lempas. Įmetė eurą ir užsidegė 3? Wow. Paukoji normaliai. Šitoj bažnytėlį yra tas aukštasis bokštas. Jis pasakė, jinai dar čia nėra buvus. Sumest mai. Dabar keliaujam į bokštą. Nežinau, kiek tų laiptelių čia yra į viršų, bet kaip žiūrėjau internete nemažai. Labai suktai reikia varytis į viršų. Tokiais laiptais. Va. Atrodo, užlipom iki viršaus. Nemažai laiptukų buvo. Einam atsigerti skanių gėrimukų į Mončerija de Santa Catalina. Pažiūrėsim iš vis, ar vietos yra laisvos čia. Ką? Ką? Pabūnam čia. Ja. Bisschen, ja. Sorry, you cannot make videos. What? You cannot make videos. Atnešė mūsų gėrimus su šitova. Dabar ragausim. Kann man trinken, aber... Nicht?
Tau primena. Sojos gėrimas su riešutais. Pieno sakė, čia nėra, ne? Nu labai saldus toksai, bet gaivinantis. Galėčiau dar kartą išgerti dar vieną. Dabar einam į centrinį turgų, į didįjį turgų, kur mėsą pardavinėja, daržovės, visokias šviežias. Vaisius, prieskonius. Viską, kas įmanoma, viską šviežiai. Atėjom į centrinį turgų, kur visko galim rasti. Aistė jau gundosi sulčių, šviežių sulčių. Nusipirkom biškį riešutų, biškį pagriaušim, a ne? Ką galvot? Kaip manai? Super, pirmą reikia apeit, pažiūrėti, ko čia yra. Čia neapeisi taip greitai. Yra ir skanių dalykų, yra ir nelabai gal. Žiūrėk. Nelabai mums priimtinų dalykų. To žuvies kvapo neina perteikti, koks žuvies kvapas čia yra visur. Bet visur švieži žuvis, skani žuvis, visko, ta prasme rūšių, tai ko tik nori gali gauti. Koks didelis ungurys, va čia pavyzdžiui. Eina savo. Kad čia vietinis būtum, gyventum, tai galėtum valgyti čia tokius dalykus. Mums tai čia yra toli gražu, krabai visokie. Na va, ką tik išėję iš centrinio turgaus, dabar esame tokioje aikštelėje. Čia mūsų supa gražus labai pastatai, į kuriuos eisim turbūt sekmadienį, nes kadangi sekmadienį įėjimas nemokamas. Čia jis iš tikrųjų net sujungtas yra su turgum. Čia va tarp palmių yra šitas gražuolis. Ir čia milžiniškas. Į vidų eisim, tai sekmadienį tik tai. Dabar labai daug turistų, nes 2 ar 3 kruiziniai laivai atplaukė čia į Valenciją, tai pasipylė žiauriai daug žmonių. 2 mes laivus jau matėm, kai buvom pakrantėje, bet dabar man rodos, kad netgi ir 3 atplaukė. Dabar einam į patį pagrindinį pastatą, iš kurio valdoma yra visa Valencija. Į rotušės vidų, į širdį, ten kur sėdi valdininkai. Reikia kontrolę praeidama. Negali šiaip sau įeiti. Why are you looking at me? Tai va, praėjom kontrolę, dabar einam į viršų. Čia va taip atrodo viršus. Į balkoną įlipo, dabar galim sveikinti visus. Čia draugeliai sveikina praeinančius žmonės, visiems mojoja. Pažiūrėti viršų reikia labai gražus. Gražios struktūros. Na va, poniai ir ponos, spėkit, kur sėdžiu. Balkone, kuriame yra priimami sprendimai. Ten va meras sėdi per vidurį. Hello. Drakono vaisių valgau. Su šaukštu. Ar skanu?
Ko šį ir per gėrimas? Alkoholinis gėrimas, panašus į sangriją. Ta pati spalva, Jo. sutampa. Dabar biški visą dieną vaikščiojom, dabar biški pauzę noris padaryti, ne? Karšta šiandien. Žiauriai karšta ir kojas biški paskauro. Riešutų užkrimsim, atsigersim, dar tą suvalgysim, o po to jau nežinau, ką darysim. Klausysimės, ką mums sakys kiti, ne? Jo. Na va, biški pasistiprinom, biški atsigėrėm šio bei to. Dabar einam vėl biški pasivaikščioti iki miesto centro. Susipirkti bilietus ir eisim į katedralę. Katedra gal dabar nebebus tiek žmonių. Sakė, tokios eilės nėra mačius niekada prie katedros, bet taip buvo. Žiauriai karšta dabar yra, 25 šilumos, nors čia dar tik pavasaris. Šiaip iš tikrųjų nebūna tokie karščiai. Gegužės mėnesį. Aš nežinau, 25 gal ir būna. Čia traukinių stotis va. Traukinių stotis iš vidaus. O. Das ist Hauptbahnhof, oder? Wow. Į pačią halę atėjom. Nemaža. Daug vietos. Žodžiu, tai dabar vat, čia prie pat stoties yra ir bulių kautynių koliziejus toksai. Čia, žodžiu, bulių kautynės vyksta. Čia va šitas pastatas didelis. Ir gaila, į vidų negalim nueiti. Uždaryta yra, bet nu tenai tokia arena padaryta, kur su buliais kovoti gali. Nežinau, norėčiau uždrausti irgi ilgą laiką ispanai tą dalyką, bet čia jau yra kaip kultūra, tai paliko dar. Bet arenos tai pastatytos, gražiai atrodo. Va kiek arenos galim matyti iš čia. Gaila, neįeis. Miestas sakė, čia buvo Oktoberfestas. A, Taip. Jinai ten ėjo. Oktoberfestas. Taip. Atėjom, čia yra paroda. Nutapytų paveikslų paroda tokia padaryta toj halį. Labai gražus atrodo čia pastatas iš vidaus. Praeisim ratuką ir varysim toliau. Nusipirkom turistinius bilietukus va tokius. Dabar galėsim biškį pigiau įeiti į muziejus ir į katedrą įeisim už tą pačią kainą. Tokį kombi kortelę galim sakyti. O dabar atėjo stebuklingas momentas. Pagaliau eilių nebėra. Nu biškį dar yra eilių. Keliausim dabar į katedrą, į Valencijos širdį. Gražu, kiek sužinojom, išgirdom viską apie istorijas. Kur kas ką padarė, kur ką. Ranka užšaldyta, kaulus užšaldytus, marinuotus. Nu tai išėjai iš katedros, ką gali pasakyti? Labai gražu įspūdinga. Susipina labai daug stilių. Tai va, dabar keliaujam vėl per senamiestį iš vieno į kitą galą, kol pamatysim kažką dar įdomesnio. Vaikštom po archeologijos muziejų. Matėm griaučius. Baisu daros kojas dėt. Atrodo, kad įkris. O. Dar liko valanda kažkur, kol užsidarys. Tai sakėm, dar reikia iki pilnos laimės laiptukų palikti dar. Tau kojytės jau biški pavargusios yra, man atrodo, ne? Nepadusus, nusilpus tokia. Atrodo, nevalgiai šiandien visą dieną kažkaip. Istoriniai vartai čia yra. Patys pagrindiniai vartai, kurie buvo į senamiestį atkeliauti.
Kas ten apačioj? O čia pagrindinis įėjimas, pro kurį buvom praėję ryte. Dar biški laiptukai į viršų. Na va, atėjom biški iš kitos pusės. Čia va. Ei, nestabdyk eilės. Skubamės. Ai, čia jau galas, aš galvoju, aplinkui galima apeiti. Nu, ant pačio viršaus išlipom. Čia va miestas. Ten pats centras. Varomės žemyno bokšto į kultūros centrą. Manau, kad tau patiks tenai. Iki 9 dirba šiandien. Ich wollte hier ist nicht so weit zu laufen. Nee. Katzensprung, genau. Atėjom į kultūros centrą. Čia toks didelis pastatas su visokiais įdomiais dirbiniais. Koks čia tas kultūros centras, papasako? Nu, kas čia yra deponuojam? Visokie dirbiniai ar meno kūriniai, ne? Turbūt meno kūriniai, nu dar ne, ką tik ėjom, nežinau. Meno kūriniai, nu čia pati pagrindinė aikštė ta. Mano vieta jau paruošta. Tai žinau, ketrenk. O tokią vietą gal. Bet trūksta gėrimo tik tai čia. Kaip ryte išėjom, kaip ryte čia atvažiavom, taip to pačioj vietoje ir išvažiuosim. Labai daug privaikščiojom. 20 km ilgą ratą padarėm aplink miestą, galim sakyti taip. Čia pradėjome eiti ir čia ir užbaigsim. Dabar gali savo kojytės pailsinti. O, pagaliau. Nu va, atėjom į Bonitą Patakoną. Dabar kapučinų užsisakėm ir čipsiukų su guacamole. Dabar užkandžiausim ir aišku ir patiekalą. Ką tu pala užsakai? Pamatysit. Ką aš užsisakiau? Burgerį. Veganišką burgerį. Veganišką burgerį. Ir šalta daros? Aha. Gerai. Nu, parėjo mūsų maistas. Aistė užsisakė pulled pork. Miestą užsisakė burritos. O aš vegetarišką burgerį su dar daugiau guacamole. Skanus. Pranešimas iš vakaro, nu, dabar pavalgėm, biški palei krantą pasivaikščiom, einam į viešbutį atgal ir ką darysim, pailsėsim. Šiandien diena baigta, planai biški pasikeitė, šiandien miestą praktiškai didžiąją dalį pamatėm. Jeigu rytoj gausim išsinuomoti dviračius, tai važiuosim su dviračiais, o trečią dieną eisim į mokslų parką tenai, kur ir 7 įspūdingi pastatai. Tai va, diena užbaigta, ate. Ate. Tai va, labas rytas, pasitikom saulę šiandien, anksti atsikėlėm,
Labai anksti 5 valandą kėlėmės. Gerai, kad mūsų hotelis yra prie pat jūros, tai nuėjom. 5 minutės ir esam čia. Labai ramus oras, vėjo nėra, bangos nedidelės, kruizinis laivas praplaukė pro šoną. Žmonės čia Vaikšto, sportuoja, jogą daro. nuo 7 ryto visi Laukia. sukruto, tik tai prašvito, ne? Šiandien vėl nusimato geras oras, nepaslaptis. Bandysim su dviračiais važinėti šiandien. Po kol kas pusryčių dar nevalgėm, kadangi šiandien yra šeštadienį. Visada valandą laiko vėliau. Nuo 8 pusryčiai pavalgysim pusryčius. Tada susidėsim daiktus ir čia prie mūsų paplūdimio yra dviračių nuoma, gal pasimsim dviračius. Visai dienai. Draugeška atvažiuos iki mūsų su savo dviratuku ir tada varysim kur nors. Parką pravažiuosim, dar gal į patį miestą nueisim, bokštus aplankyti nebuvom vakar. Pasėdim 10 minučių ir keliaujam link viešbučio. Nu, pavalgiam pusryčius. Iššilo biškė, ne? Turim jau 20 laipsnių, pusę 10. Saulė labai greit užkilo į viršų. Einam dabar nuomotis dviračių. Laukiam, kol Ester atvažiuos. Su dviračiu pati iš namų pusę valandos važiuoja. Pasiėmėm dviratukus, po 10 eurų už dviratuką. Tai dabar sėdynę biški susižemins, buvo biški per aukštai. Tokie neblogi miestiniai dviračiai, vat yra krepšelis, gali kuprinį įsidėti, tas ir labai patogiai. Buvo trekking dviračiai, tokį kaip tu turi, 15, plus be krepšelių. Ir vairas toks tiesų sportinis. Nu tenai, jeigu jau nori tolimesnius atstumus važiuoti, žinai, jau tenai gal geriau toks. Nu bet čia tokie paprasti, bet normaliai. Spynos geros, sakė daug vagių, reikia labai atsargiai. Čia dar tokį davė guminį. Prisidėti telefonui. Dinamas va senovinis. Ainai rodo, kur yra? Nu. Na gerai. Važiuosim į nuotykių kelionę. Susitinkam ir po to žiūrėsim, kur mes važiuosim. Reikia pažiūrėti, kur ką sutarsim. Na va, minam su dviračiais tolyn. Ten Aistė ir Ester prieki. Į uostą važiuojam, į pagrindinį uostą, ten kur krovinių terminalas yra, kur krovinius kelia. Palei Palmę savo važiuojam. Dangus labai gražus. Visur dviračių takai pritaikyti. Tik labai sunkiai, nes ta kuprinė prieki, svoris nemažas. Ėsta mus veda į priekį. Vadė kapitonė mūsų. Rodo kelią į uostą. Nu va, atvažiavom prie pagrindinio uosto Valencijos. Čia dabar buvau pas Skrybėlę palindęs. Va, kaip Skrybėlė atrodo. Ir čia uostas. Čia va jachtos. Buvo smagiai po to. Po Skrybėlę buvo visai nekaršta. Čia iš seno uosto pastato padarė vaikam pažaisti su riedlentėm, pasivažinėti. Visada pavėsė esi, nes kadangi čia saulės daug, labai malonu. Pajūris. Oi, matai kaip vos nesusidūrė. Nu va, trumpas pitstopas. Jau apie 10 km nuvažiavom kažkur nuo miesto. Ten restoranai visokie, ten dar uostas matos. Ten jau žaluma. Važiuojam prie tokio didelio ežero. Kiek laipsnių rodo parodė? Tai normaliai, bet jau čia šilčiau biškai. Na va. Jau 13 km spaudžiam. Čia kaip pas mus kopose, tik tiek, kad čia biški žalumos gal daugiau. Minam dviratuką. Biški pavojinga, bet sukam. Laukuose švenčia gimtadienį ar ką čia, kažkokią šventę. Mamų Konratui atvažiuoja čia, va mašinų prisistato. Laukuose tokį patį pasidaro. Nu va, atkeliavom jau 18 km.
Dabar atvažiavam čia į gamtos saugomą teritoriją. Tenai visokios antys, paukščiai. Daugiausiai tai žuvėdros. Gyvena įsikūrusios salikėse tos. Tokia ramybė, ne čia? Turistų yra, pravažiuosi. Vokiečių nemažai. Su savo e-bikeriais. Va čia tie flamingo, apie kurio aš nekėjau. Grakštus paukščiai. Kojos. Deginomės dabar, ne? Paplūdimį. Pauzė. Jau. Biškiai įsitepliojam su kremu. Nu, labai kaitina, saulė labai kaitri. Čia tokia ramybė, tenai žmonių iš vis nėra toj pusėj. Esam 20 km nuo Valencijos nuvažiavę. Ten va miestas, matos, biški dar. Rūke. Mėlyje, tas trausta. Atvažiavom iki savo tikslo, Orijaus ežerą, kaip mes sakom, kurį rodė per Orijaus kelionės. Tai va, kaip atrodo. Biški man primena į mūsų regiono Bodenze ežerą. Toks iš dydžio, nu biški mažesnis, toks apvalesnis. Atstumas iki kito kranto gana panašus. Sveiki atvykę į Orijaus kelionių ežerą. Tą matėm. Čia tokios valtikės gali paplaukėt. Pirmyn atgal. Vieni patys kelyse esam. Saistę aš jau matau į raudoną. Paraudonavus. Tai karštis irgi nemažas, dabar kepina. Toksai sausas karštis jaučiasi. Bandom laikyti tempą, taip apie 20 važiuojam kažkur. Su miestiniais dviračiais nepalieksi kiek nori. Atvažiavom į miestą. Linksma nuotaika Valenciečių. Dabar po parką važiuojam. Ir šitam parke tekėjo upė anksčiau prieš 50 metų. Vieną kartą buvo labai didelis potvynis, upė išsiliejo į kraštus. Miestą ištvindė ir tada nusprendė valdžia, kad šitą upę reikia panaikinti ir į kitą pusę perkelti, žodžiu. Tai tą upę dirbtinai padarė į kitą pusę, o čia padarė parką. Va, galim matyti. Taip, tokie dviračių takai visur padaryti. Žmonės čia ilsisi karštom dienom. Labai daug medžių visur. Kitur vanduo, gali biškį pasimaudyti. Ir visur va tiltai tokie, nes čia anksčiau, kai buvo upė. Taip, tie patys tiltai ir paliko. Tik dabar jau yra viskas apačioje išasfaltuota. Vienas ilgiausių parkų Europoje, nes jisai, kai buvo kaip upė, jisai yra toks išraizgytas, toks S raidės per visą miestą grinai. Nuo vieno galo iki kito galo. Tai va, išnaudoju ir žalia, vidury miesto žalia erdvė. Pagaudo policija ir važiavo dviratininkas į vandenį. O tu matei? Tu matei, kaip įvažiavo? Mačiau. Ai, tai jisai bėgo, ar kas jam buvo? Jisai su dviračiu važiavo. Ir bėgo nuo policijos? Bėgo nuo policijos su policija. Na va, išvažiavom iš miesto, dabar važiuojam link uosto tokio. Nuo mūsų viešbučio kažkur 6 km palei jūrą. Čia dabar kažkoks tiltas ypatingas. O Jėzau, koks upeliukas, ojei. Toks tiltas, o toks upelis. Nesupratau, va ir. Tai gražus pastatai. Atvykom į dar vieną Orijaus kelionės kelionių tašką.
Porta Playa. Čia toks hostelis įsikūręs tarp namų. Toks biški Italijos vaizdą primena. Gyvena realiai kaip ir uoste pačiam. Uostas tarp namų, ne? Bet čia tik turtingieji gyvena. Taip atrodo viskas. Čia visur vandenukas. Valtikės, viską. Na va, dabar atėjom ledų biškį suvalgyti pas Tonį. Labai skanus ledai. Tu užsisakei su kuo? Su romu. Ai, su romu. Aš su amaret. Va, su kokiu vaizdu. Nu, kas čia toks yra? Leche merengado. Yra tipiškas Ispanijos gėrimas. Gaminamas iš pieno ir kiaušinių baltymo pagrindo su cukrum ir cinamonu. Jis pasiekiamas labai šaltas, jo tekstūra sustingsta, panašiai sniegą. Jo, taip ir yra. Ir labai skaniai. O tavo šitas buvo su citrinu ir... Šerbetas, šerbetas. Šerbetas, bet labai smulkiai sumaltas. Oh yeah. Na va, pridavėm dviračius pagaliau. Kiek nuvažiavom kilometrų? 58,5 kilometrų. Miestą pavargo labai. Nu, jinai nieko nesakė iš tikrųjų. Ne, labai pratus tokius kilometrus važiuoti. Nu, kaip vakarą užbaigsim su mojito 2 ir bulvytėm tradiciniam su padažais tradiciniais. Ane? Lengvai. O tu nuo saulės kepurė, kad nenukeptum galvos, ane vakare. Kai jau saulės nebėra. Tai va, diena taip ir pasibaigė, va. Liūdna muzika. Sakyk, Kate. Labas rytas, trečioji kelionės diena. Pavalgėm pusryčius, atsikėlėm anksti ryte, dabar užsikėlėm ant stogo. Mūsų viešbučio stogo, žodžiu, mūsų viešbutis turi 9 aukštus. Tai dabar esam viršuje ant stogo, o čia koks vaizdas matos nuo viršaus. Ten bažnyčios varpai kalena visą laiką rytais, ane? Šiandien pirmą kartą girdėjau. Ne, aš girdėjau prieš tai. Aš nežinau, kad čia bažnyčia dar yra. Nuo 9 aukšto stogo matom gana normaliai, o net bangos matos. Kaip muša. Va tenai paplūdimį tvarko tie vilkikai važinės, lygina smėlį. O šiandien diena irgi tokia įdomiai prasidėjo, ryte atsikėlėm. Naktį buvau atakuotas moskitų. Turi 2 bučinius ant kaktos. Vienas iš kairės, kitas iš dešinės. Jo, ir dar į rankas įkandu, bet nieko tokio. Langą buvom prasidarę naktį, nes buvo labai karšta. Tai dabar varom į mokslo centrą. Tenai yra 7 įspūdingi pastatai Valencijos ir nueisim į ten kaip ir delfinariumas skaitos, bet kaip ir jūrų muziejus. Tenai labai didelis, labai daug gyvūnų gyvena ir tenai, turėtų labai įspūdingai būti. Tai tenai kokias 3-4 valandas turbūt prabūsim viduj. Dar aplinkui tą mokslo centrą pasivaikščiosim ir per pietus, sakėm, pikniką padarysim. Po to mūsų draugė į futbolo varžybas išvažiuoja po pietų, tai būsim vieni, tai sumąstysim kažką pavalgyti, eisim. Keliaujam dabar į miestą.
Ponios ir ponai, sveiki atvykę į Valencijos technologijų centrą prie įspūdingos architektūros pastatų. Čia yra 7 skirtingi pastatai, kiekvienas turi savo kažkokią tai reikšmę. Vienur yra muziejus, kitur yra operos teatras, kitur yra sodas. Tai šiandien bandysim apeiti va čia aplinkui tuos pastatus ratą. Tenai va pareina draugės jau iš toli, galim matyti. Hai! Taip, tai dabar visų pirma varom į žuvų pasaulį, nusprendėm, kad nelaukti, neslampinėti, o po to pavaikščiosim aplinkui. Let's go! Čia atėjom ruonius maitinti pradėjo. Atėjom delfinų pasižiūrėti. Delfinų šou truks 45 minutės. Sakei, panašus kaip Lietuvoj, ne? Nu, pažiūrėsim, po to galėsim įvertinti. Arena didesnė čia. Ir čia laukia pas mūsų viduj.
dabar sveikinuosi dar kartą su jumis, išėjom iš visų žuvų akvariumų. Apie 4 valandas jau vaikšto kažkur aplinkui. Tai dabar einam į paskutinę vietą, pasilikom ant pačio galo tos bumbulas su paukščiais ir medžiais. Toksai permatomas stiklais įstiklintas bumbulas. Tai pažiūrėsim ten, kaip viskas atrodo. Einam į vidų. Čia va prie pat jau priėjom. Spūdingas pastatas iš toli atrodo. Čia nesuprasi, kas čia per bumbulas, bet kai prie pat prieini, pasirodo, kad čia yra tik tai metalo konstrukcijos iš visų pusių, per vidurį medžiai ir tinkliukas. Tinkliukas duoda tokį efektą, atrodo, kad čia uždaryti. Aš galvoju, kad čia langai yra, bet čia ne langai. Tai čia kiaurai perpučia vėjas viską. Tu gal žinai, kaip paukščiai vadinasi, viduj, kur gyvena? Labai daug paukščių va ten stendas. Tie rūžavi. Pylė van, vadini. Pralaukėm labai ilgai. Tai 20 minučių, dabar pačius pirmus įleido į bumbulą. Va kaip viskas iš vidaus atrodo. Bet nėra tokio šiltnamio efekto, kadangi yra viskas atviras su tinkliukais. Tie raudoni paukščiai įspūdingi atrodo. Ką viščiukai daro? Koks vėžlys. Ką tu nori? Nori ėsti? Nori ėsti ilgą snapą turi, ne? Alkanas esi? Išėjom pagaliau. Praktiškai visą dieną ten prabuvom. Tai dabar einam pikniką pasidaryti, nes visą dieną nieko nevalgėm. Reikia dar čia po teritoriją pasivaikščioti, dar nebuvom normaliai nuėję. Tada gal į centrą varysim. Nu, susiradom pikniko vietą. Pavalgysim biškį. Užsistiprinsim čia prie mokslo centro. Ir tada žiūrėsim, ką toliau daryti. Na va, atėjom į įdomų pastatą, čia yra toks aptvertas pastatas iš viršaus su tokia metalinė konstrukcija, palmės auga visur aplinkui ir čia pusė pastato yra šita tvora aptverta. Čia jau toliau patekti negalim, kadangi čia yra baras ar klubas, kažkas tokio, jisai atsidaro tik tai vakarais, tam gale vyksta diskotekos vakarėliai, o čia žmonėm padaryta vaikščioti. Ką turistas veikiate šiandien? Viską fotografuoju. Numatau? Kiek įmanoma daugiau nuotraukų.
Taip, kad telefonas išsikrautų. Aš filmuoju, kaip tu filmuoji. Tu filmuoji, kaip aš filmuoju. Taip. Dabar darysim, čia yra tokia vieta viena, kur vienoj pusėje šneki ir kitoj pusėje girdi. Atstumas yra gana nemažas tarp dviejų pusių, bet čia turbūt struktūriškai yra taip pastatyta, kad kai šneki vienoj pusėje, girdi kaip per telefoną, kai šneka kažkas antroj pusėje. O pavyzdžiui, dabar Aistė nuėjo į vieną galą, Aistė ir tenai, šitas eina šitai per viršų. Į kitą pusę, va aš einu dabar į kitą pusę. Dabar, kai Aistė šnekės, tai aš girdėsiu ją. Ir kai aš šneku. Nu? Nu, girdi mane. A, girdi mane? Girdžiu. A, gerai? Labai gerai. Pašnekėk ką nors. Aš esu dabar gal kokie 100 metrų nuo Bekporo. Ir taip vienas kito labai gerai girdi. Va, dabar Aistė ir va tenai, toli. Per visą šitą garsas eina per tą rampą visą. Tai va, taip įdomiai čia padaryta, kad gali šnekėti per atstumą, kaip per telefoną. Tai vaikai čia susirenka ir žaidžia savo visą dieną, va, iš šonų sulindė ir šneka tarpusavy. Deja, kad ir kaip bebūtų gaila, išėjom iš modernių pastatų rajonų. Dabar einam link stotelės, palydėsim draugę, kadangi jinai šiandien išvažiuoja žiūrėti futbolo. O mes turim visą vakarą kartu, tai varysim į centrą. Ir viskas. Kodėl? Ate heißt bye bye. Ate. Nicht so begeistert. Ką jūs, ponė, čia veikiat? Aš šnekat lietuviškai? Taip šneku. A, o, koks sutapimas. Negalvojau, kad Ispanijai sutiksiu lietuviškai šnekančių moterų. Nu, va, tai. Užkalbinau lietuviškai ir atsakėte lietuviškai. Ką jūs veikia tokiai romantiškai vietai čia? Viena pati ant suoliuko. Klausos muzikos. Tenai šokiai vyksta. Nu, o dabar kaip Ispanijai pabandysim apelsiną paragauti. Nežinau, ar čia apelsinai, ar mandarinai, ar klementinai. Visi apačioje jau ir nuskainiuoti, pabandysim vieną nusiskinti. Šitą gal dar pasiekčiau. Matai, reikia tik įsivėgėti. Pagavo. Nu, nežinau. Kas? Su koroninis. Bus nelabai skanusi. Arba bus jau papuvę. Gali būt, kad papuvęs bus. Bet čia mandarinai. Labai tokie sausokie atrodo. Nu, ragavom. Kokie rūgšti. Eik, sau. Rūgšti geriau neragauti nuo medžio niekada. Geriau nedarykit to namie. Gerai. Po mandarinų testo dabar Aistės eilė. Ne, jau man paragavai. Čia kiek prikritę yra, tai gali žaisti futbolą su mandarinais. Čia apačioj nieko nėra, bet viršui kokie riebus, kokie stori, kokie... Tie atrodo skanesni realiai. Ant viršūnių patys skaniausi yra. Dabar visi pirštai kvepia man mandarinai. Stiprus kvapas. Patys stambiausi, didžiausi eina savo. Čia jau kaip ir apelsinas, galim sakyti. Tai va, nuo medžių geriau nevalgyti niekada. Tas pats galioja ir su bananais. Bananai irgi jie ir nevalgomi nuo medžių, pirmą turi prinokti. O tu nenorėjai paragauti, ponė? Ne. Rūgštu? Nenorėjau rūgštumo burnai. Dabar kartumas, net rūgščiai kartus toksai skonis. Pranyksti rytoj. Toks grinai į kartumą daugiau netgi iš tikrųjų. Rūgštis sukils dabar. Na va, mes jau iš parko išėjom, dabar į miesto centrą nuėjom, dar porą gražių vietikų pažiūrėti, kol dar nenusileido saulė. Atėjom iki meno ir keramikos muziejų. Galim matyti, kaip atrodo.
Gaila, negalim į vidų įeiti, nes yra uždarytas sekmadienio vakaras jau. Einam toliau kažką pamatyti. Ką atsakė apie bažnyčias blogai? Kad visos beveik vienodos. Nu, kad nežinau. Vienodos visiškai nėra jos. Gal kažkokį panašumą turi, bet vienodos nepasakyčiau. Nu, šventas Nikolai, kur einam dabar? Ką valgyti? Jau valgyt nori. Taip. Ką pavalgėm neseniai? 3 valandą. Pikniką. 3 valandą, dabar yra 7. 4, 5, 6, 7. Po 4 valandų Aistį gurgiai jau skrandis. Nu, tai einam ieškoti kažko. Normalus sekmadienio vakaras Valencijai, va. Bele kur, bele ką. Vakare daug mažiau buvo. Žmonėm ir tai daro. Ji. Kas dirba, kas atostogauja. Paskutiniam vakarui. Tu sangriją, o aš Valencijos vandenį užsisakiau. Su apelsinais. Į sveikatą. Už kelionę. Gavom pagrindinį patiekalą, valencišką paėję, su vištiena Ir daržovėm. Na, va, Čia tiem žmonėm pažiūrėsim ar veiksim. Nu, turėtumėm. Na, va, grįžom iš miesto į viešbutį. Kol grįžom irgi valandą laiko važiavom su traukiniu. Rytoj gal pavyks ryte dar išsimaudyti. Turim rytoj tik pusę dienos laisvę. Jau ant pietų turim išskristi atgal. Tai va taip. Gerai, ate. Labas rytas, ankstyvas rytas. Mums šiandien reikia jau išskristi namo. Atsikėlėm anksti labai ryte. Naudojamės galimybę dar išsimaudyti. Tai va, dar saulė kils tik tai už pusvalandžio kažkur. Tai sakėm, prieš pusryčius dar norim išsimaudyti bent vieną kartą. Nes nesimaudėm. Visą tą laiką nei kart nesimaudėm, nebuvo kažkaip progos. Vakarais būna vėjas toks nemažas pakelia, o rytais visada išvarydom kažkur anksti. Tai dabar vieną progą turim. Vandens temperatūra, kaip žiūrėjau, apie 20 laipsnių turėtų būti. Dabar laukia 14 laipsnių yra dabar pats šalčiausias metas. Čia jau šitoj vietoj skaitos nebe Valencija už šito. Čia jau yra kaip ir miesto riba. Čia jau kita žemė jau yra. Nei vieno žmogaus dabar nieks nein tamsoj maudytis. Pažiūrėsim, ar iš tikrųjų temperatūra 20 laipsnių. Na va, išsimaudėm. Pavilipi į vandenį šaltą, po to viskas normaliai. Vanduo šiaip nelabai toks Šiltas. bet labai smėlis iššalęs. Mano balsas biški prikimo kažkodėl po maudynį. Tai va, daug laiko nebeturim dabar. Taip atsigaivinam, dabar reikia vis tiek smėlį nusivalyti nuo visur. Eisim po dušą ir po to pavalgyti. Susimetam daiktus iki miesto, nu ir viskas. Ir jau to laiko kaip ir nebėra, jau turėsim link oro uosto judėti. Dabar einam valgyti. Paskutiniai pusryčiai. Lyg niekur nieko, atrodo, lauke nebūtum buvau šiandien. Nusiprausiai. Paskutinė vakarienė. Paskutinė vakarienė. Ne vakarienė, pusryčiai. Bufetas koks. Labai viskas paprastai padaryta. Biški kriaušių, biški marmaliado. Čia va irgi kiaušinienės duoda. Biški miuslių. Ką tu sumastei dar čiais? Pirmą kartą pabandys. Toks tas biufe. Nieko iš tikrųjų ypatingo, ne? Pats per tą patį. Kiekvieną dieną tą patį. Ką pakeičia, tai tik tai. Arba melionas, arba arbūzas.
Tai daugiau nieko nepakeičia. Arba ta tragedija pati pigiausia, už eurą turbūt visą pakiai. Bandelės riebalų prisisiurbusios, bulkų irgi nieko nėra kvadratinį tenai. Jogurtų iš vis tą paragavau žiauriai neskanus pats pigiausiai jogurtų. Miusliai nežinau, kava, kakava, kapučino, nelabai. Žodžiu, nieko kažkaip gero nėra. Tai valgom. Susiruošėm į oro uostą važiuoti. Dar paskutinį kartą prie paplūdimio ateisim. Tai va, užteks tavo atostogų. Skrendam į realybę. A few moments later. Taram, atvykom į oro uostą. Šiaip ne tai, su persėdimais. Nebuvo streso, ne? Biškai buvo. Bet viskas gerai, normaliai. 1,5 valandos dar turim laiko iki lėktuvo. Atostogos praėjo labai netikėtai, labai greitai. Tai dabar galim atsipūsti, ramiai palaukti lėktuvo, jeigu niekas nevėluos, grįšim. Vanduo oro uoste tik tai euras te kainuoja, tai irgi čia tokių kainų nesam matę nieko. Galim atsisveikinti su saulėtoje Valencija. Grįžtam ten, kur oras nelabai gražus. Gerai, kelionė, galim sakyti, užbaigta. Tariam, ate.